Man tai ką mes turim žinot apie šitų plokštelių montavimą? Šitos plokštelės montuojamos tik ant medinio karkaso. Metalinis karkasas nėra galimas, tiesiog nėra sertifikuotos dar sistemos ir neturime tam paruoštų tvirtinimo elementų. Kadangi dar labai įvairių yra dengimo būdų ir persidengimas priklauso nuo, tarkim, stogo nuolydis kinta, tai nuo to ir kinta žingsnis tarp grebestavimo. Pradžioje, kaip ir reikėtų tiksliai išsiaiškinti, kokias norime plokštelės, koks ane stogo nuolydis, ar ant fasado dedam. Tada turime instrukcijas, kuriuose tiksliai nurodyta, kas kiek turime grebestuoti. Taip pat yra skirtingi tvirtinimo elementai. Jie būna ir skirtingų ilgių, ir skirtingų tipų. Įkalamas, užkabinamas. Čia rudientis, nerudientis? Nerudientis plienai. Kodėl jie tokie vieni užkabinami, kiti užkalami? Kartais kabinimo vieta sutampa su persikertančio konstruktyvo vieta. Tada nėra galimybės panaudoti kabinamo kabliuko, turime naudoti kalamą. Ar jūs tai suskaičiuojat? Jo, tai įvertinam. Šiaip standartiškai 30% yra kalamų kabliukų. Skaičiuodami medžiagą, parenkam pagal dengimo būdą ir tvirtinimo elementus, ir kabliukus, jeigu jų reikia. Nes yra dengimo būdų, kur nereikia kabliukų. Populiariausi dengimo būdai tai būtų su šito dydžio plokštelė. Čia būna horizontalus dengimas, tai neturi čia skilučių, yra skilutės tik viršuje. Maža medžiagų išyga, nes nedaug užsidengia, tai automatiškai fasado kaina gaunasi mažesnė. Tai čia vienas iš populiaresnių horizontalus dengimas su šito dydžio plokštelė. Jinai nesunki, jinai lengvesnė negu skalūnas. Aš dabar taip paėmiau, taip galvau, bus sunki. Bet... Bendras svoris vis tiek, kaip žiūrint nuo dengimo būdo vėl, bet tarkim apie 15 kg. Kai susideda su plokštelės, vienas kvadratas tai yra apie 15 kg panašiai gali gauti. Nedaug. Taip pat dar vienas iš populiaresnių dengimo būdų tai smailiabriaunis rombas. Čia yra apačia, ane? Jo, taip apačia. Tai šitam dengimo būdui, tarkim, reikia vinukų. Vinukai taip pat labai plona galvutė tam, kad pasislėptų. Galima pačiupinėti? Galima, aišku. Jie iš karto, kad neišsisuktų su tom riebėm, kaip čia taip, sriegiu? Rifliuotus. Rifliuotų, aha. Ir dar specifinis toks yra tvirtinimo elementas spraustės vadinasi. Kai dedam plokšteles, čia į šito sujungimo tarpą įdedam spraustę tarp dviejų plokštelių ir po to ant viršaus maunasi. Čia yra tam, kad nuo barškėjimo, nes tvirtinasi tik čia ir gan lieka didelis laisvas galas. Ne? Tai dar yra trečias tvirtinimo elementas, kuris prilaiko galą ir naudojama varinė sprausta, kurią užlenkiam. Šiaip gan dažnas klausimas, ar nešvies, ar nesimatys, nes varis toks pakankamai ryškus, bet tik tiek, kad jis oksiduojasi ir patampa tamsus, tai tikrai nekrenta į akis. O kodėl būtent pasirinkot šitą varinį? Varis, aišku, atsparus korozijai. Ai, ir užlankstosi. Ir lankstosi lengvai. Čia irgi aktualu, nes kadangi yra medžiaga, tiesiog, kad neskiltų. Aišku. Instrukcijose rasit 8 dengimo būdus ir aišku vėl, tas nuo nuolydžio labai daug tų persidengimų, tai tų variacijų iš tikrųjų daug gaunasi. Kaip matot, bendrai pats produktas nėra kažkokių ypatingų priedų prie jo, tiesiog plokštelė ir tvirtinimo elementai. Jeigu padarytas šitų plokštelių fasadas, kaip pritvirtinti stiklinį stogelį virš durų? Tai pačias plokšteles remti negalima, jos neturi turėti apkrovimo. Tiesiog nėra pritaikytos atlaikyti tas apkrovas. Reiktų tvirtinti po apačią esančią konstrukciją. Turbūt gal geriau net, aišku, montavimo metu pasižiūrėti, kad pristvirtinam stogelį ir tada apdėliojam taip, kad ten neturėtų galimybę vanduo patekėti. Išvada tokia, kad ant jų tvirtinti negalima, jau jeigu kažką planuojam kabinti ant sienos, tai reikia nusimatyti iš anksto. Tarkim, kad ir vėliava, vėliavos stovas gan dažnai pasitaikantis elementas, tai turėtų būti pritvirtinta prie karkaso, ne prie plokštelės. O ar yra kažkokie specialūs laikikliai saulės kolektoriams? Tarkim, aš dabar nenoriu saulės kolektorių, bet norėčiau, užsisakau iš jūsų stogo dangą su šitom plokštelėm ir kažkokius dabar sudėti laikiklius, kad ateityje galėčiau užsidėti saulės kolektorių. Tai priklausomai nuo dengimo būdo. Yra dvigubas dengimas,
kuriam, tarkim, kaip atrama saulės kolektoriui yra padaroma metalinė plokštelė. Panašių matmenų, bet tik dedam metalinį. Jeigu naudojam, kur mažiau persidengia plokštelės, tai jau visą tai būtinai tvirtinti tik į konstrukciją. Aš įtariu taip, kad reikia, jeigu aš jau planuoju saulės kolektorius, tai aš turiu jiems pasiruošti laikiklius ir juos susimontuoti bent jau anksčiau arba kartu su stogo danga, bet jau geriau ne vėliau, kai jau sumontuota stogo danga, kalbant apie saulės. Taip, tiesiog sudėtingiau paskui, bet irgi yra įmanoma, tai yra būdų, kaip jeigu net ir plokštelė nesuskyla. Štai taip, tai galima ištraukti ją, pakeisti, tik tais tiek, kad jau reikės su matomais tvirtinimo elementais iš viršaus pritvirtinti. Bet šiaip pakeisti yra galimybė. Supratau. Šitos plokštelės dar įdomios tuo, kad kadangi yra mažo formato, tai jos lengvai pasiduoda, taip vardinkim, lenkimui. Tai jeigu pas jūs... Bokštelis, apvalus bokštelis. Taip. Tai iš šitų plokštelių yra galimybė daryti lenktus stogus ar fasadus. Taip. O čia mažiausias matmuo? Taip, čia pats mažiausias matmuo. O pats didžiausias? Tarkim, 30 ant 60 ką pardavinėjom. Yra šiuo momentu didesnių, bet yra didžiausia 80 ant 40. Lietuvoje ir visur iš tikrųjų populiarėja kuo žemesnio žmonės, darosi stogus, kuo žemesnio nuolydžio. Kas atsitiktų, jeigu mes šitą sumontuotume ant mažesnio negu 25 laipsniai nuolydžio? Pačios plokštelės, kadangi, kad ir kiek jas perdengiam, jos neturi tokio sukabinimo, kad vanduo negalėtų ten patekti. Ir kadangi mes turim konstruktyvą labai arti medinį, tai mes nenorim, kad ten vanduo patektų. Tai jeigu padarom mažą nuolydį, labai didelė tikimybė yra vandens pastoviai, kad gaus konstrukcija drėgmės. Difuziniai plėveliai nei nauda. Jo, difuziniai plėveliai nei nauda. Yra galimybė mažinti tą stogo nuolydį, bet tada turime įrengti hidroizoliaciją praktiškai. Visiškai nelaidų vandeniui pasluoksnį, o tik ant viršaus tada montuoti plokšteles. Bet čia vėl tada sudėtingėja. Latako pakabinimas? Šitoje vietoje, tarkim, dar įsprendžiama, bet vėl vis tiek mes turim, pirmoje eilėje turim medinę konstrukciją, tai jie turi būti tinkamai apsaugota nuo vandens. Įmanoma šiek tiek numažinti tą nuolydį, bet, tarkim, ne mažiau 15 laipsnių. Ir su tam tikrom išlygom. Taip. O kaip architektams su brėžiniais, jeigu jie nori suprojektuoti šitą dangą? Tai brėžinius turime. Galite su mumis susisiekti, taip pat brėžiniai yra patalpinti mūsų internetinėme puslapyje. Turime paruošę ir BIM failus, dėl jų jau reiktų tiesiai mumis kreiptis, jų internete neturim pasitalpinti. Supratau. Kągi, ačiū tau už informaciją ir pasimatysime kitose video. Iki. Viso.